Zdarov, Pistacijau. Nu, ką jūs? Nu nieko, visi su nekantrumu laukiam tavo laivo. Aš pažadėjau, kad aš į tai kreipsiuosi, žinai, kaip Pistacijau. Kaip suprast? Nu taip. Kas Renata mane įpareigojo. Už ką? Kodėl taip kreiptis? Nu, Renata, kad Pistacijum tave, matam, tipo. Nu, tai ką aš padariau? Atsimeni Renatą? Nu, kažką jo atsimenu, ką aš jai padariau. Nu, tai nieko, tai kadangi Renata, tai tu tipo Pistacijų sako. Tai ką aš jai padariau? Nu, nieko, tu jie kreipėsi Renatą. Nu, tai Reda tenais, o ne Nu, Renata. Reda, jo. Nu, tai kodėl jinai mane šitaip pavadino? Pistacijus. Nu, tai ką reiškia? Nu, tai Pistacijus, tai vardas. Prie ko aš nesu toks esu? Pistacijus, nu, tipo, kadžiauriai pisi, tipo, žinai. Ką pisu? Nu, Bobas. Nu, tipo, Pistacijus, nu, žodžiu, pisti, žinai. Ką pasakysi? Nereikia nieko imti. Į galvą. Kaip sakoma, neimki galvą, imki burną, daugiau tilps, tik šūdo, neimki burną kaip Maibachas, o šiaip jau pripratai prie savo naujos pravardės. Nereikia kreipti dėmesio. Žiūriu, visai tau patinka, kai tave moteris taip vadina. Nesvarbu, gali vyras būti. O tai ką, vyrui reiktų atsakyti, tave taip pavadintų. Tu jam nusijuok. 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 Klausyk, Pistacijau, tai kiek tu ten gali stovėti ir juoktis? Nusišypsoja ir išėjai per duris ir pasakė. Viso gero. Na su vyrais viskas kaip ir aišku. Klausyk, a jei tave pastoviai taip moteris vadins ir netyčia įsimylės, ką tu jai sakysi? Ačiū, kad tu mane myli. Nu viskas aišku, tai temsi ją po kaldrą? Ir kokie bus pirmi žodžiai? Padėk Dieve. Padėk Dieve.